Tai va, įrašas eina. Labas dar kartą. Ir Labą dieną. labą dieną, taip oficialiai. Ačiū, kad sutikai įrašyti šį video. Tai aš tau pasakoju, kad dariau savo grupiai iššūkį ir viena skaidrė buvo ir apie tave. Ir pasakojau, kad tu džiaugiesi gyvenimu, vartoji papildus, kad tos vadinamus longevity, ilgamžiškumo papildus ir esi palygint dar labai sveikas ir gyveni tokį, sakyčiau, gana įdomų, įkvėptą gyvenimą tokiam amžiui. Tai gal prisistatyk, tai visiems, kas klauso įrašą, tai čia mano tėtis, Antonijus. Ir dabar gal trumpai pats prisistatyk ir papasakok, kaip tu gyveni, ką tu veiki, nes taip pat užsiemi daug veiklų visokių turi, tai truputį papasakok apie save. Labą dieną, mano vardas Antonijus. Na, čia nuo papildų pradėjo Milda, aišku, čia jeigu vien papildai mačytų, tai visi būtų sveiki, bet iš tikrųjų tai turbūt trys dalykai. Gerai sveikatai turbūt. Tai būtent judėjimas, sportas, gera mityba, geri socialiniai ryšiai, na, tame tarpe ir aišku papildai galima, jeigu šiandien čia eina kalba apie papildus. Apie viską eina Man ir ką apie tik, tavo tokį gyvenimą, sveikatą, kad, žinai, taip, papildai man ką tik, nieko vieni. ką tik sukako 80, jeigu papildais duomentis naudoju apie 30 metų. Nu, per tą laiką, aišku, nuo 60 pradėjau aktyvų sportą, būtent stalo tenisą, grįžau į tą, ką jaunystėje gerai žaidžiau, nuo 60 iki dabar pavyko, tai iš tikrųjų nemažai, sudalyvauti veteranų įvairiausiose varžybose, pradedant Lietuvos, Pabaltijos šalių, Šiaurės Europos šalių, Europos pasaulio čempionatuose. Pavyko nemažai trofėjų, medalių iškovoti. Na ir tas sportas iš tikrųjų priverčia palaikyti gerą sportinę formą. Tai kiek kartų treniruojasi per savaitę? Per savaitę treniruojamės 2-3 mažiausiai kartus, 3-4, o tai dar dasideda varžybos, taip kad būna, taip kad ir savaičių būna, kad vos ne 4-5 kartai. Na, dar dasideda veikla saviveikloje mano. Vienas kartas repeticijų trečiadieniais, šokių ansamblyje Rasa, groju birbynę, taip pat dar groju lūpinę harmoniką kaip hobį, kaip žinom. Taip kad veiklos yra, aišku, geri socialiniai ryšiai, daug draugų, daug veiklos neduoda užmigti ant laurų. Man iš tikrųjų tai tu tikrai esi įkvepiantis pavyzdys ir aš sakau, ir aš noriu tokios senatvės, kad neskūstis, nedėjuoti, o tiesiog viską imti iš gyvenimo, džiaugtis ir tu tikrai turi tiek veiklų, kad ne kiekvienas jaunas žmogus tiek suspėtų, darytų, turėtų tiek jėgų, energijos. Tai kaip tu pradedi savo dieną, papasakok? Nu, kaip dieną pradedu šiuo metu? Sportuoji, ar ne? Aš mačiau, kad tu truputį... Pradedu dieną nuo keliuose 6:30, 7:30, pastovaus laiko nėra, aišku, reiktų nusistatyti, bet priklausomai nuo to, kokia būna veikla. Bet šiuo metu, aišku, kiekvienu kažkaip laikotarpiu gal ir skiriasi. Šiuo metu mankštą atsikėlęs maždaug 10-15 minučių padarau kaip ir mankštą, kaip ir workoutą vadinamą, gal su judesiais, kaip paprastai darau. Tai turiu, kaip sakyti, tą didelį televizorių įsijungiu kažką. Tai
padarai workoutą, Tai, ne? žiūrėdamas į televizorių, YouTube, vat, dažnai tos pratimus prasimokau ir kurį laiką naudoju, paskui pakeičiu po kiek tai laiko. Bet vidutiniškai taip 10-15, nu, būna laikotarpių, kad užima. Bet principė 10-15. Po to pusryčiai. Sveiki pusryčiai. Žinau, nes Sveiki atvažiuoju, pusryčiai. būna ir man padaryti Pusryčiai, sveiki pusryčiai. pusryčiai ko, nu, reiškia, prieš mankštą prasideda stiklinė arba puodelis vandens su 1 šaukštu acto arba citrinos. Nu, citrina veikia, kaip sakant, 3-4 kart blogiau negu actas. Da. Nu, pradedu nuo, kaip sakyti, dažniausiai pikantiškos lėkštės. Nuo daržovių. Reiškia salotas, pomidorai, gražgarstis, špinatai su aliejum, taip pat su actu arba, reiškia, tuo itališku actu balzamiku. Būtinai aliejaus, gero aliejaus, ne avokado, bet alyvuogių. Taip pat 2 kiaušiniai, dažniausiai 2 kiaušiniai, pomidorai kepti. Nu, žodžiu, tokį pikantišką ir tai būtų baltymų ir daržovių, bet svarbiausia turbūt pradžią pradėti yra nuo daržovių. Daržovių rinkinio, tokio pikantiško, gali įvairiausios būti. Po to eina baltymai, riebalai ir ant galo būtų košė. Tai, žodžiu, ant pat pabaigos angliavandeniai. Tai šitokia formulė, kiek teko dabar paskaityti, tai būtent sumažina gliukozės svyravimus dienos bėgy. Tai ką tai padeda, kad nėra to tokio alkio jausmo? Nėra šokinėjimo gliukozės, kas yra pats blogiausias dalykas. Kai krenta energija, nenori valgyti saldaus kažką, tai ištisai. Būtent pats blogiausias iš pačio ryto, visą kitą angliavandeniai iš pradžių. Daržovės ir daržovės sumažina, reiškia, angliavandenių. Didžiausias cukraus kiekis ne iš to, kad mes cukraus įsidedame šaukštelį į kavą ir taip toliau. Visi sako, nenaudosiu cukraus, sumažinsiu cukrų ir taip toliau. Ne, cukraus sumažinimas yra eliminavimas iš angliavandenių, krakmolų ir taip toliau. Būtent angliavandeniai turi eiti pabaigoje, pirmiausia, daržovės, salotos. O salotų iš ryto pasidarai feto sūris, ten vėlgi, nu, labai daug kas pradeda ir aš esu bandęs, reiškia, brokolius iš pat ryto irgi. Labai sveika. Brokoliai, daržovės, tada jau aliejai, riebalai, baltymai. Svarbiausia iš ryto pakankamas kiekis baltymų, ant galo galima lėti angliavandenį. Gerai, tai čia tokie sveiki pusryčiai ir aš žinau, kad tu po pusryčių geri vitaminus, papildus. Nu, dažniausiai jo, sugeriu, kad nereiktų, nu, kai kurios kitus papildus vitaminų, žinoma, dienos bėgi. Ir vakare gal, pavakariais ir taip toliau, bet didžią dalį iš ryto. Tai papasakok, kokius tu papildus. Na ką, iš ryto, kas pagrindinis baziniai tokie vitaminai. Vitaminas C, vitaminas E ir vitaminas D ir omega 3. Tokie būtų.
baziniai. Na, po to dabar esu jungęs tauriną, jeigu čia žiūrės. Taurinas toks gal ne visiems pažįstamas, tai ką jisai duoda, Nu, pasakok. toks kaip ir Vėl amino rūgštis, greitai. ar kas, į kurį naudojama. Kaip amino rūgštis, ar ne, toksai yra? Taip, jis kaip ir reiškia su amžium, kad taurino gamyba labai mažėja. Čia kaip energetiniuose gėrimuose visur taurinas. Ai, taip, tikrai, taip, taurinas yra energetiniuose gėrimuose, jisai priduoda energijos, reiškia, ne? Nu, taip, jis turėtų. Nu, kadangi tas ilgamžiškumo ekspertas Sinclairas irgi nesenai pradėjo, kiek aš jį ten paskaičiau, naudojantis. Sunku pasakyti. Tai ką dar toliau naudojai? Žinau, kad tikrai daug turi vitaminų papildų. Tai dabar ką? Nu, C galima kiekius. Nu, C vitamino būtinai, kad čia tų bioaktyvų, natūralių medžiagų būtų, vitamino C naudoju iki 1000 mg šiuo metu. 1000 arba imu tabletę per pusę 500 mg. Tai ką, vitaminas C, 5000 mg, naudoju 500 mg arba 1000. Toliau būtų vitaminas E, toks mano labai mylimas, jau 20 metų, visą kitą, kur nesiskiriu, 400 tarptautinių vienetų. Nu, jis labai gerai veikia. Kiek jaučiu skirtumus, labai liktai odai, labai visada oda pasidaro švelni, galima sakyti, ar kaip čia, ir nuo raukšlių, ir nuo, gal raukšlių daug neturiu, kaip aš ten. Ne, tikrai neturi, graži tavo oda labai. Aš irgi pasakyti, jo veikla irgi visai, kaip sakyti, plačiai aprašoma, gali paskaityti, kad nuo visko, bet iš tikrųjų tai, kaip sakyti, kraujagyslių turbūt elastingumas ar vitaminas E. Dabar omega 3 irgi reikia, omega 3 reikia kuo stipresnius, kuo daugiau tos EPR, kokia čia, tų reiškia rūgščių, kad turėtų. Naudodavau lyzį. Šiuo metu gavau dovanų, panaudosim šitą, pasižiūrėsim. Bet tai čia... Tai tu žiūri ne kažkokios vienos firmos, bet žiūri, kiek yra tos medžiagos, ar ne? Aš žiūriu, kaip sakyti, strong combination. Nes ekspertai ten irgi duoda, kad reikia vis dėlto nemažus kiekius pavartoti, kad kažką jausti. Na, o ar aš jaučiu, man sunku pasakyti nuo ko. Jaučiu gerai, tai... O tu sakai, kad nuo vieno to papildo, kur aš atvežu, tu tikrai pajutai, kad geriau miegi, daugiau energijos, tai gal pasidalini. Nu, tai čia gerai, apie jį gal vėliau, reiškia, ką, dar vitaminas D3. Taip, tai tie baziniai tokie E, C, omega 3, nu ir kaip žinom D3. D3 tai čia dabar turbūt, bet kur visi čia jau dabar jau reklamuoja kaip vienas iš svarbiausių, naudoju visada 4000 vienetų stiprumo. Jeigu eiliniuose papilduose, žinoma, kiek jie daug mažesni būna, bet naudoju 4000. Nesenai aptikau, galima sakyti, kad naudodavau taip, be nieko, kad būtinas vitaminui D3 naudoti kartu su magniu. Būtent be magnio ir amerikiečių daugelis ten tų Harvardo mokslininkų, reiškia, kad naudodavo kiekius tokius, patikrinus vitamino D kiekį organizme, nieko neranda gero padidėjimo. Pasirodo, kad, žinom, kad su K2, ten jį dažnai dabar ir išleidžia, būna su vitaminu K, bet pasirodo, kad būtinas magnis. Su magniu vėl ten įdomus dalykai,
kadangi tų magnio pasirodo tų formų įvairiausių. Magnio yra, kaip žinau, kelių rūšių, 3, tai yra magnio citratas, magnio glicinatas ir magnio treonatas. Nu, magnio, gal apie juos čia turbūt neišsiplėsim, aš pasirinkau magnio treonatą šiuo metu, kad jis kaip magnio treonatas, magnio treonatas, vokiečių firmos gamybos, kuo jis ypatingas, būtent gerina smegenų veiklai, kaip rašoma, kadangi pereina smegenų kraujo barjerą, patenka tiesiai į smegenyse, nes kiti magnės, reiškia, tokios savybės neturi. Nu, magnio glicinatas dar yra labai populiarus ir daugelis naudoja, o magnio treonatas, nu, būtent, kad atseit labai gerai miega. Nu, aš turėjau problemų su miegu, ypatingai naktį prabudus, nebegalėjau užmigti. Nu, šiuo metu iš tikrųjų pasitaisė labai padėtis, naudojant magnio treonatą. Galbūt ne nuo šito, aišku, kada kompleksas tų papildų, sunku čia pasakyti, ar čia vien. Bet tai būtent vienas iš šitas ir tas, kur aš tau atvežiau, kur pasakosi vėliau apie... Nu, galbūt, bet čia labai sunku, kadangi nesenai turėjau tokias operacijas, kaip 3 dantis, jau galima sakyti, 4 ištraukė, 2 implantus įstatė, visą kitą, ten buvo gal židinių truputį. Nu, kadangi tai irgi labai ryšį turi su tiesioginiai iš... Galbūt tas nuėmė, atsirado kažkokie uždegimai eidavo, kurių mes nejaučiame. Čia sunku pasakyti, kad kada objektyvaus tyrimo negali atlikti. Nu, vieną tyrimą esu atlikęs, būtent su cholesterolio mažinimu man buvo prirašę. Nenaudojau aš tų sintetinių, kokių ten statinų, taip vadinamų. Panaudojau augalinį aterolitą. Nu, galiu tiksliai pasakyti, kad pusę metų panaudojus, nu, su aišku dar gera mityba ir taip toliau. Blogo cholesterolio kiekis iš tikrųjų sumažėjo. Tai dar parodyk, žmonėm gal norės irgi nusipirkti čia, kaip vadinasi? Aterolip. Aterolip natural. Lyg tai Latvijos mokslininkui ar medikų išradimas ar kas. Natūralus čia. Galima pasiskaityti, aš apie jį neaiškinsiu. Kur tu pirkai interneto? Yra vaistinėse visur. Vaistinės. Apie 30 eurų, ganėtinai brangokas. Bet jeigu tikrai padėjo, tai yra verta investuoti. Nu, tai objektyvūs tyrimai. Labai trigliceridų sumažėjo ir blogojo, kaip sakyti, tiem, kuriem čia baisiai tą cholesterolį liepia mažinti. Nu, ką, taip pat ir brolis naudoja Vilniui, irgi lygiai tą patį gal. Čia yra objektyvus rodiklis. O dabar nuo ko miegas ten pagerėjo? Kai šitie geri visko, nuo ko jis pagerėjo? Bet būtent gali pasakyti, ką pradėjai gerti nesenai, tai magnį ir tą NMN. Magnį, jo, magnį, bet susidėjo kiti dalykai. Čia dantų problemos. Ir todėl 100% pasakyti, kad šitas magnis dabar gersit, susitvarkys miegas. Nu, niekaip negalėčiau pasakyti. Bet treonatas yra toks paskutinis mokslo, dabar jį kažkaip, dar nežinoma. Treonatas senai turbūt žinomas, visa kita, bet tai čia kažkaip pas mus neakcentuoja. Teko dabar klausyti vieną skaityti straipsnių, kur rekomenduoja, kad magnį būtinai gerti su D3. Bet šiaip tai niekur nerasdavau. Tai apie šitos, nu, čia tokie populiariausi. Aišku, tų vitaminų daug būna. Panaudoju ir polivitaminus, ir amino rūgščių dar kai kurių, bet tai čia, nu ką, labai ilga kalba. Tai, o įdomiausias ta, kuri nesenai čia atvežė, būtent tas taip vadinamas NMN arba NR. Pastuk truputį, kad matytųsi pavadinimas į kitą pusę.
Kita, va. Taip, nikotino rūgšties ribosidas, ar ne? Nikotinamid, jo Ribosid. pavadinimas liposomalė, nikotinamid ribosid. Tai čia taip vadinamas NR. Nu, kaip žinoma, čia paskutinis toks papildas būtų NMR, va, parodyčiau, jeigu man. Taip. NMN arba NR. O iš tikrųjų šitie NMN ir NR netiesioginiai veikia, bet veikia į molekulę, taip vadinamą NAD+, kuri būtent organizme veikia ir ką, pagrindinis toks apibendrinant tikslas. Taisymas pažeistos mūsų DNR, įvairiausias DNR, reiškia, mūsų DNR su amžium pradeda, kaip sakyti, trukinėti, veikti, atsiranda pakitimai, būtent tie DNR pakitimai ir kelia įvairiausias tas problemas, diabetas, kraujagyslių ir taip toliau, kadangi visur susibraižo tas mūsų DNR, taip kaip kompiuterio diskas ar visą kitą. Brėžimai visą laiką kaupiasi DNR. Tai būtent NAD aktyvina, vėl padeda, kažkiek taiso ir vėl tai klausimas yra taip, kodėl man labai įdomus irgi nagrinėjant pasidarė, kodėl NAD+ iš karto pasirodo gamina, bet tai yra pasirodo labai didelė molekulė, organizmas kažkokiu būdu nesugeba jos pagamintus tuos dalykus įsisavinti. Pagamino tą NAD+, irgi kai kas bando ją tiesiogiai naudoti. Irgi, kaip papildą, ar ne? Bet skaito, kad būtent geri rezultatai, kada naudoji būtent NMN ir NR. Nu, skaito, kad NMN lyg tai geresnis, geriau įsaminas negu NR. Tai NR yra ta kaip nikotino rūgštis? Jo, nikotinamin, o NMN, nu, aš tiksliai irgi neišsitruosiu, čia aš ne biotechnologijos, ne biologas ir ne medikas. Aišku, perskaitau angliškai, kaip praeina laikas, vėl negaliu ir šito įsiminti. Nikotinamid. Ai, čia tie pavadinimai tiek sudėtingi, kad čia gal principą mes žinom, kad papildų yra šitos... NMN, jie vadinasi dažniausiai. Tai tas, kur aš to atvežiau, biškai kita forma yra, tai nikotino rūgštis. NR. Čia yra taip, čia yra vitamino B3 pagrindų kažkokia pakeitimas, kitokios formos visiškai, kas jis labai aktyvios, nu kažkas, reiškia, vis dėlto surištas su vitamino B3, bet grinai ne vitaminas B3. Vat, ten jie tyrinėjantis, būtent tas profesorius, ekspertas Sinclairas, jau tiek metų ten dirbantis, nu, jis ten nustatęs, kad būtent šitie labai ten suaktyvina tos sirtuinus vadinamus, mitochondrijas, nu, man ten tie pavadinimai irgi, bet principas, kiek jau įsiskaitai, kad būtent regeneruoja, reiškia, pažeistą DNR, o tai savo ruoštų, nu, prailgina, aišku, žada tokius dalykus, prailgina gyvenimą. Nu, jis pats naudoja. Jo protokolų, kokius jis naudoja, nu, bandau tiek, ne visus ten jis. Kiek jis ten dar jų visų naudoja. Nu, ką naudoja? Resveratrolį iš tų ypatingų. Resveratrolis toks jau dabar daugiau žinomas, taip, jis antioksidantas. Daugiau žinomas, bet turi būti, kas turi būti. Pas mus irgi jo yra. Bet tai paprastas kažkoks resveratrolis, kaina nežmoniška, ten net tas turi būti transresveratrolis, taip vadinamas, ekstraktas su piperinu, su juodaisiais pipirais. Nu, kaip žinom, vieną kartą, jeigu pameni, nusipirkom, falsifikuoja, matomai. Nusipirkom, aiškiai rašo su piperinu, jokio pipiro nėra. Mes padarėm eksperimentą, išėmėm, išbėrėm, uostom, jokio pipiro nėra. Uždedam šitą, tai matom, ant kiek pipiras net nemalonu. Nu, ką įdomu, dar kartą resveratrolį, tai būtina rekomenduoja gerti arba su alyvuogių aliejaus, ten šaukštu arba su jogurtu.
įsisavinimui. Būtent organizmas daugelio vitaminų neįsisavina. Užtai dabar visur eina, daugumoje neina, bet daug ką gamina, tą vadinamą liposomalę formą. Ką reiškia liposomalė? Kažkas su riebalais? Liposomalė, nežinau. Ne, tai tai yra, reiškia, dabar gamina tuos vitaminus dažniausiai skystoj formoje ir kokiu tai būdu, reiškia, viską kaip fosfolipidais mikrokapsulėse apgaubia, reiškia, tuos visus vitaminus, kad juos nuneštų į reikiamą vietą į kraują ir kur tai prisikabintų prie mūsų membranų, praeina tos barjerus kartu, reiškia, iš karto. Nes kiti vitaminai, jie rūgščių, tos visos aplinkos žarnyre yra, pasirodo, neišgyvena, jie praeina. Reiškia, pasisavinimas liposomalinių formų yra. Todėl, aišku, brangesni visi vitaminai, dabar kai žiūri, ir vitamino C, liposomalė, ir tas iš karto, gal čia marketingas, gal čia vis reikia išbranginti ir taip toliau. Nežinau, resveratrolės visi čia jį garbina, čia būtų 500 stiprumas, profesorius ekspertas naudodavo iki 1000, dabar pasirodė tyrimai. Pasirodė tyrimai, kad tai yra per daug visai nereikalinga, užtenka 250 taip toliau, tai aš ir vieną kapsulę per pusę gražiai piltelį išsipilu. Taip, žiūrėk, mūsų laikas tuoj baigsis, turim dar 3 minutės ir dar dabar per toliau baigėm, ką mes MMN pakalbėjom, dar yra kai kurie fisetiną. Fisetinas ir kvercetinas. Tai reiškia, senstančias ląsteles šalina iš organizmo. Organizmas pats kažkiek šalina, bet čia taip vadinama ta apoptozė, kada iš organizmo padeda greitai šalinti visas tas mirusias ir visą kitą. Vietoj tų atgaminasi naujos ir taip pat. Čia bent taip prašom. Tai uždegimam padeda, šalina toksinus visus tokias mirusias. Skaičiau sudėti vėlgi, tai panašiai kaip ir to resveratrolio ir visa kita. Tai pats įdomiausias man šiuo metu, ką mes nesam naudoję, tai būtent tas NMN-as vadinamas. NMN-as, NR. Tikrai energijos, po treniruočių ir visą kitą pareidau jau amžius. Tas vis tiek jau kažkur nedaug galėdavau. Dabar, jausmas tikrai, kad būni nepavargęs. Seniau grįžtų ten iš treniruotę šeštadienis, jau aš einu, paskaitau, einu pamiegoti, pagulėti ir taip toliau. Aš tai iš vis stebiuosi, kaip tu 80 metų dar tiek turi veiklų, energijos. Taip, visos kelionės, visos turnyras, varžybos, taip toliau, tai atlaikom. Pernai Riminį Europos čempionatas, karštis 30-35 kiekvieną dieną, kilometrą nueiti, autobusas 7 km nuvažiuoja, ten dar 1,5 kilometrą kaitinant baisiausiam karštį. Jeigu, taip, ir ne tik fizinė veikla, bet ne tik fizinė veikla. Tu dar taip pat anglų kalba ieškai informacijos, kiekvieną dieną klausaisi vietoj kažkokių žinių, YouTube kanalo informaciją. Taip, kiekvieną kartą vis tokių, šiandien apie mitybą, irgi tos principus. Čia aš paėmiau, yra tokia mokslininkė jauna, iš tikrųjų, dažniausiai žiūri, kartais mokslininkas ten tau rekomenduoja tas dietas, bet pats atrodo, atsiprašau, tokia mokslininkė, jos pavardės neįsiminsiu, bet vadinasi jinai Goddess of Glucose. Glucose Goddess.